Esu gangsteriukas, kuris palieka arbatpinigių kavinėse. Manau, kad tai svarbu, nes tai suteikia džiaugsmo tam žmogui, kuris tave aptarnauja. Tokiu būdu aš parodau, kad vertinu jo darbą. Nuo kelių eurų tikrai nenubėdnėsiu, o tam žmogui tai turės didelę vertę. Ta nuoširdi baristo šypsena, kai įdedu eurus į stiklainį kavinėje, man suteikia daug vilties ir supratimo, kad gyvenimas yra gražus. Suprasdamas, kad dauguma barisčių ir baristų yra studentės ir studentai, iškart kyla rankos įmesti bent kelis eurus. Nuskambės juokingai, bet man labiau patinka baristės. Jeigu pamatau baristą, iškart varau lauko iš kavinės. Nežinau kodėl, bet man tiesiog atrodo taip neįprasta matyti vyruką dirbant tik baristu. Čia aišku mano problema, kad turiu tokį stereotipą, kurio negaliu atsikratyti. Baristės yra pačios geriausios ir vertinkime jas už tai, kad jos yra baristės ir moka padaryti pačią geriausią kavą. Kava mum prabudina ir suteikia jėgų. Tam tikra prasme, baristės yra laumės, bet iš pačios geriausios pusės. Vertinu jas ir visada padedu. Apibendrinant, vertinkime baristes ir palikime joms arbatpinigių. Nuoširdžiai palikti eurai sugrįžta su kaupu. Esu tuo tikras. Čiau.